Labą dieną, važiuoju Šiauliuose, suku matau du ženklus. Gyvenamoji zona, kelio remontas. Važiuojam, gyvenamoji zona reiškiasi 90 greitis. Taip, važiuojam neremontuojamu keliu, ne greičiau negu 90, nes gyvenamoji zona. Taip, gyvenamosios zonos ženklas galioja iki tol, kol bus pabaiga gyvenamosios zonos. Važiuoju va čia greičiau ir nepavažiuosi netgi. Sudėtinga, štai pėstieji vaikšto, važiuoju tiesiai, matau lygiareikšmė sankryža. Žiūriu, kas iš dešinės, praleidžiam ir matau kelio remontas ir 30. Tai kokiu greičiu man važiuoti, leisti? Šiaip čia gyvenamoji zona, bet ženklas 30. Ir kelio remontas. Tai reikštų, ten, kur nėra kelio remonto, galima važiuoti tik 20. Ten, kur yra kelio remontas, galbūt leistina važiuoti 30, netgi greičiau nei paprastai. Klausimas, kokiu greičiu man važiuoti. Štai šičia irgi ženklas kelio remontas 30. Čia pasukam į kairę. Matome, gyvenamoji zona baigėsi. Taigi